grįžtam naujam sezonui. Ir šiame video jūs pamatysite, kur bėgti Anykščiuose gražiausiais miesto vaizdais. Ir ką mes planuojame šiam naujam 2005 metų sezonui. Ir kur geriausias poilsis Anykščiuose. Nepamirškit mūsų prenumeruoti ir spausti like. Mes esam Palaimoj, Anykščių rajone ir čia grįžtam jau 3 kartą. Tai pirmą kartą buvom su Jurga ir Jonu, tai linkėjimai jums ir mums taip patiko, kad vėl esam čia. Rūta, ką šiandien veiksi? Eisi valgyti. Labas rytas, tai kas pusryčiam? Labas rytas. Pusryčiams silkė prieš bėgimą. Gal nėra geriausias pasirinkimas, bet labai viliojo. Tai čia tik pirmas raundas mūsų maisto. Man atrodo, jūsų lėkštė papilnėjo. Kiaušinukai dar, dešrelės, grybai. Taigi reikia prieš bėgimą būtinai pasistiprinti. Dešrelės, viskas grybai, labai gerai biškai. Gerą, čia miksą. miksą. Kaip gali daug be grybų. Grybais varomas. Grybais varomas tukas. Ateik, parodysiu mūsų. Taigi va, mes šiandien bėgsim Anykščiuose. Numatyta 16 km maršrutas. 16? Aha, bet kitaip nesigauna. Pradžiai pradėsime mes nuo apžvalgos aikštelės Anykščių. Tada judėsim į Siauruko muziejų. Perbėgsim Šventosios upę prie užtvankos čia berods. Čia džiazų kavinė yra. Tai basi. Nežinau, ar dar džiazų kavinė ar ne džiazų, nes čia visokių peripetijų buvo. Tada labai graži pakrantė Šventosios. Apsuksim ratelį į miesto centrą. Miesto centre miesto aikštė, bažnyčia. Toliau bėgsim vėl palei Šventąją. Ir mūsų bus vienas iš pagrindinių tikslų palei upę pasiekti Puntuko akmenį. Aplankysim Puntuką. Pažiūrėsim, kaip atrodo pažintinis medžių lajų takas. Ir tada pagrindiniu keliu šausim atgal į miestą, į apžvalgos aikštelę ir iš ten į Sukrę. Ir namo. Liusia, ką rengsimės bėgimui? Ką tu rengsies bėgimui? Kaip tau gerai? Tau nieko nereikia rengtis bėgimui. Kiek tu rengsies? Aš dabar kaip tik žiūriu orų prognozę. Ir? Ką turim? Ir va turim kaip tik, kad dabar -5 ir -5 maždaug bus. Tai... Šiltas termo, timpos plonos, tada trimtekso kelnes, nes bijau, kad su vienom bus per šalta. Tada ant viršaus striukytė tokia. Užteks tik ausų apsaugai juostelio, nes kepurės tiesiog nepasiėmiau. Klaskarė labai šilta, visiškai su pūkeliu iš vidaus. Paprastos kojinės, vasarą žiemą tokios pat ir pirštinės. Ir volia. Varom! Ne ten, nevalgyk. Tau tik valgyti. Atrodo visai nešalta. Atvažiavom apžvalgos aikštelę. Jau apšilinėja mano kompanija nuostabioji. Ir va, koks vaizdas atsiveria. Pamatysim visus Anykščius iš viršaus. Labai gražu. Aš irgi bėgu.
Ei, kaip saulėtė šviečia. Pradėsim mūsų kelionę su tokia gražiais vaizdais. Anykščių bažnyčia, šventoja ir mes. Dabar Liusė labai nemėgsta šitų metalinių. Maždaug? Ar varom, Liusė, varom? Išdrįsi? Liusė nepatinka šitą dangą, tai iš tikrųjų nerizikuojam ir čia ilgas takas, tai renkame saugesnį variantą. Tai prie upės nenusileidom tada, kada planavom. Teko jau nuo 1 kilometro keisti savo planą. Pasileidom, kad... Mamytei bučiunokai visi tai. Pasileidom ir bėgom šaligatviais iki Svyruko muziejaus. Anykščių stotis, autobusų, bažnyčia. Atbėgom į siauro geležinkelio stotį. Siauro geležinkelio stotis, lipam į vagoną. Va, ką neįlips. Ir va, jinai pramodinį maršrutą irgi nori važiuoti. Siaurukas buvo labai svarbus 19 amžiui Anykščiuose, nes jo keliavo tiek keleiviai, tiek veždavo krovinius, tai ir kol galų gale jis net pradėjo konkuruoti su automobiliais. Tai čia tikrai buvo labai svarbi vieta Anykščiams ir įdomu ją pamatyti. Į vidų gilą neuždėsim, bet jūs galite užeiti ir patirti, ką reiškia būti tame amžiuje. Bailiukė. Kaip sekasi važiuoti? Liusė sako, aš tai patempsiu. Galiu tau duoti. Visai smagios pramogėlės, manau, vasaros metu, kai dirbu muziejus, ten dar smagiau galim praleisti laiką. Tikrai verta aplankyti ir ką, nenorėjom ilgai šalti ir judėjom toliau. Nes pagal maršrutą buvo numatyta grįžti prie užtvankos, bet Stravoj to pačiu rodė, kad yra žmonių, kurie ir eina per geležinkelio Siauruko tiltą. Čia jau reikalauja atsargos, nebėgam, visgi turim šunį, ne tik mes esam ir esam atsakingi už mažytę. Tai viskas vyksta atsargiai, nebebėgom, o ėjimas. O, mes šitą pralekiam. Nepralekiam, iš tikrųjų buvom ramus. Dabar varysim toliau? Ką, startuojam? Darom. Gerai, iš tikrųjų. Idiliškas vaizdelis. Dar galvojom, jums daugiau parodysim ir papasakosim, bet iš tikrųjų prispaudė reikalai ir teko neplanuotai ieškoti vietelės. Tai silkė pusryčiam. Silkė, nesilkė, visada tas pats. Nu, o žiūrėkit, va, silkės ir po tiltą. Grįžom į savo maršrutą, kur nubėgom iki bažnyčios, lankėm Baranausko paminklą. O dabar Liusė jaučiu norės pavaikyti antytis, bet mes neleisim. Antyčių vaikyti negalim, o tegul jos ilsisi. Bėgam, gražiai prabėgam. Kaip sekasi išlaikyti, Liusė? Stalė su svoriais duoda savo, rankos sustiprėjo, takas tai žiauriai karas, labai sąlygos bėgti labai kol kas puikios. Pagaliau išbėgame mišką, čia jau Liusės mėgstamiausias vietos bėgioti miške. Gaila, neturi galimybės bėgti laisva. Iš esmės trasa pakankamai lygi, bet buvo vienas kitas kalniukas, o Rūta dabar pradėjęs bėgioti trail bėgimus po trupučiuką su trailininkais. Tai va, aš irgi išmokau, kad į kalniukus nebūtina bėgti, o galima lipti. Taip. Tai tada nebe taip ir gąsdina tas trail bėgimas, nes tiesiog jeigu kalnus lipi, tai viskas yra lengviau. Man atrodo, tavo trailistai čia jau eitų peškom į tokį kalną. Eik, aš irgi eičiau. Mielai. Mielai. Nu ką, čia jau reikia ramiai nulipti. Oho, nieko sau.
Tai mes taip ramiai neskubėdami palei tą upę. Ramiai neskubėdami, tai yra Vytautui, man yra normalių tempų ir dar kaip momentais, jeigu bėgdavau su Liuse ir ji kažkokią jaučia motivaciją, tai tiesiog tempia ir jau vienu metu žiūriu, peisas momentinius 3:59, tai galit suprasti, kad tikrai nebuvo vien ramiai ir lėtai. Rūta tikėjosi ramiai pabėgiot, bet su Liuse ramiai neišeina. Tampa. Kas labiausiai patiko ir iš pačio maršruto ir buvo tikrai gražiausia, tai būtent tas per mišką, palei upę, toks nesu mačiusi to tako, pirmą kartą lankiausi ir bėgom, tai wow, šiaip tikrai labai vertas prabėgti, jeigu nebėgiojate. Didelį pliusą pridėjo tai, kad žiemą Lietuvoje nedaug matom saulės, o diena buvo tokia saulėta, graži, prisnigta, balta, tokia tikra žiemužėlė. Tobula žiema, tokia idilė visiškai. Ir tada atbėgom prie dar vienų laiptelių, kuriais lipant viršūnėje pamatėm, kad jau atsiveria medžio lajų takas. Buvo mūsų bėgimo kulminacija, laukiamiausias taškas pasiektas, kadangi prie žvalgos bokšto yra ir puntuko akmuo. Lajų takas. Galimybė pasivaikščioti medžio viršūnėmis. Mes šiandien nelipsim, nes turim netgi 2 bijančius aukščių iš 3. Tai kiek to? Kas čia tokie? Ai, nežinau. Tai yra mano ir Liusės vieta. Liusė, bučkis. Puikiai išmano, ką čia daryti. Puikiai. Puntukas yra antras didžiausias riedulys Lietuvoje, tai realiai antras didžiausias akmuo ir sveria daugiau negu 400 tonų, įsivaizduojat, tai net aš tokia stipri negalėčiau jo paridenti, o kaip jis atsirado, tai velnias norėjo nugriauti Anykščių bažnyčią ir nešė šitą akmenį ir jam išsprūdo. Ir va tokia ta istorija. Tai bažnyčias nenugriovė, o puntukas čia. O kodėl jam išsprūdo? Neatsimenu. Nes gaidžiai sugiedoja. Ai, gaidžiai užgiedoja. O man kas iš puntuko įstrigo, tai kad Darius ir Girėnas biškai nusigėrė, atrodo. Tokie raudonosiai. Bet nepaisant to, tai čia vis tiek mūsų tautos pasididžiavimas ir tada apsisukę grįžom link automobilio. Tokiu jau nuobodesniu maršrutu. Jo. Jeigu žiūrėsit mūsų maršrutą, tai tikrai antrą dalį galima keisti, galima rinktis įdomesnę per mišką, nes gana nuobodu bėgti tokiu lygiu taku, tai net ir beveik nieko nefilmavom, nes tai toks nuobodesnis maršrutas. Atgal takas yra labai geras, labai ten, manau, būtų faina važiuoti su dviračiais, bet bėgimui jis yra toksai nuobodus, tai jeigu nori pamatyti ką nors įdomaus, siūlyčiau rinktis bėgti takeliu palei Šventosios upę. Po bėgimo einam į pirtelę. Oi, kaip bus gerai raumenukam atsigauti. O juokingiausia, kad į pirtelę eina ir Liusė. Nes Liusė išmoko atsidaryti duris ir neįmanoma jos palikti vienos kambarį. Man labai patinka, kad Palaimoj įdeda lauknešėlį į pirtį. Tai turim arbatėlės ir labai mielus molinius puodukus, riešutukų ir rankšluostukai ir kalatukai. Tai Liusė galės valgyti riešutukus, kol mes sėdėsim pirteliai. Nes ką su ją daryti čia? Ką daryti? Ei, gerai, kaip sninga. Kas čia? O, lele. Arbatėlė. Kaip orelis, pažiūrėkit, sninga, bėgom, švietė saulė, o dabar vos kelios valandas praėjo ir sninga, wow. Espresiuko. Bet dar tik pirmas užėjimas, einam pasišildyti daugiau, nes visai šalta. Net ir Liusė nori jauti. Toks geras vaizdelis pro pirties langą.
Labai. Ir ne ką blogesnis viduje. Labai gerai, kad jis pabėgimo atpalaiduoja visus raumenis. Va. O ką veikia Liusė, kol mes esam pirty? Šildosi prie pirtį. Kas čia bus? Panašu, čia geras pramogėlės vyksta. Panašu, kad sušala. Šala? Nu, tik kad čia sutapkėme įdė. Ką, pasipirtinam. Dabar būtų gerai paguliuko, bet iš tikrųjų neturim daug laiko. Turim nusimaudyti ir ruoštis vakarieniai. Tikimės pavyks romantiškai dviese pavakarieniauti ir Liusę palikti kambarį. Bet kas ten žino? Į pirtį tai vedėmės. Į pirtį tai vedėmės, nors norėjome eiti dviese. Tai, Vytautai, ką planuoji šį sezoną? Šį sezoną turiu daug planų pirmai pusiai. Ir tai pradžiai artimiausi planai su Liuse bandysim bėgti burunduko taurėj. O, geras. Bus 2 etapai ir bandysim pasigerinti savo praėjusius laikus. Taip pat laukia mūsų jau po mėnesio stovykla Ispanijoje, kur važiuosim ir užkariausim kalnus. Lauki? Labai, tai mano vienas ir tu yra pagrindinių tikslų dabar nepasiruošti ne varžyboms, bet dviračių stovyklai, kad gebėti atlaikyti visas dienas kupinas daug sporto. Ir toliau dar vienas šiemet įdomus dalykas, kurį išbandysiu, tai bus Hyrox. Čia gegužės pabaigoje Rygoje startuosiu Hyrox varžybose, kur šiek tiek nedrąsu, bet labai geras stimulas pasigerinti fizinę formą. Na ir pirmo sezono pusės vyšnelė ant torto bus Kauno maratonas. Jau keli metai kaip kryptingai nesiruošiau maratonui, tai šiemet nusprendžiau bandyti šturmuoti Kauną ir tikėkimės pasigerinti savo asmeninį maratono rezultatą. Tai tavo asmeninis ir tai labai geras ir pasiektas Berlyne. Ar tu tiki, kad Kaune galima pagerinti Berlyno rezultatą? Geras yra sąlyginai geras, mano akimis jis tikrai tenkina, bet siekti geresnio visada norisi ir tas motyvuoja treniruotis, kiekvieną dieną keltis ir prisiversti daryti treniruotę. Dažnu atveju tai būna. Taip, aš puikiai matau, kaip Vytautas dabar motyvuotas ir daug sportuoja. Aš jam net sakau, kad tu per daug sportuoji. O mano pirminis ir pagrindinis yra sustiprėti, pasiruošti stovykloj ir gal, aišku, sudalyvauti eigoje kokiose varžybose. Galbūt ir Kaune, bet ne maratono distancijoje, galbūt Vilniaus pusmaratonio varžybose ar Vilnius 5000. Tai iš tikrųjų, jeigu turit kokių variantų, kur dalyvaut, kur varysit ir kur verta, tai parašykit komentaruose. Aš tikrai svarstysiu visus variantus, nes dar neturiu jokio rimto plano. Tad sekit mus ir bandysim jūs informuoti apie mūsų pasiruošimus ir kaip sekasi varžybos. Uhu!